Brandžioji mano, kada tu baigsi savo darbo, kaip tavo kojūtė laikosi, ar vis dar stipriai skauda. O brandžioji Ela, vaikai tavęs labai laukia, kada tu baigsi savo darbą. Šiandien tokia puikiai vasaros diena, o tavęs sekmadienį nėra, kaip visada. Daniela ir Oskaras jau rengiasi šlepetas, lekiam mes pas babą maudytis baseine. Užvažiuosim mes į Norfą, nupirksim mėsos, užkursim kazaną ir lauksime tavęs. O brangioji mano, greičiau tave paleistų, tu vašelė mano net vaikščiot negali. Paskambink man, kai tik žinosi, kad aš galėsiu atvykti tavęs pasiimti. Daniela ir Oskaras jau rengiasi šlepetas, lekiam mes pas babą maudytis baseine. Užvažiuosim mes į Norfą, nupirksim mėsos, užkursim kazaną ir lauksime tavęs. O brangioji Ela, greičiau tave paleistų, juk tu vargšelė mano net vaikščiot negali. Paskambink man, kai tik žinosi, kada aš galėsiu atvykti tavęs pasiimti. Daniela ir Oskaras jau rengiasi šlepetas, lekiam mes pas babą maudytis baseine. Užvažiuosim mes į Norfą, nupirksim mėsos, užkursim kazaną ir lauksime tavęs. O brangioji Ela, greičiau tave paleistų, juk tu vargšelė mano net vaikščiot negali. Paskambink man, kai tik žinosi, kada aš galėsiu atvykti tavęs pasiimti. Tavęs pasiimti. Tavęs pasiimti.